Pratesim apie sąmoningą gyvenimą, apie sąmonę, apie sąmoningą buvimą kiekvieną minutę, žinai, apie gyvenimą be alkoholio, be narkotikų, be žulies, be porno, be cigarečių, žinai. Iš tikrųjų, tai viskas yra labai paprasta. Kai aišku, kai suvoki, kai žinai, kai pasimokini, kai išmoksti, žinai, kai praeini pro tą patirtį, žinai, tada yra paprasta, ne? Bet kai kam yra biški sunkoka, ne? Tai va, aš vėl, žinai, sakau, jeigu kam reikia pagalbos, žinai, jeigu kažkas tai bando išlipti iš to liūno, žinai, nesureikšminkit, stenkitės, žinai, stenkis nesureikšminti, žinai. Viskas yra paprasta ir nėra taip sudėtinga, kaip tu jautiesi dabar, žinai, ir kaip tu galvoji gal. Ar ne taip? Juk taip, ne? Tai va, yra paprasta, bet taip. Aš žinau, gali būti sudėtinga. Aš irgi buvau situacijai sudėtingai. Tiesiog būna tokių momentų, blemba, kažkas ne taip. Ir keikėsi, ir šauki, ir liūdį, ir piktas, ir visa, ir taip toliau, žinai, ir panašiai. Bet kai nori, viskas tiesiog formuojasi, pildosi. Taip ir yra. Perbėg dabar per savo gyvenimą, žinai. Taip ir dabar perbėg per savo gyvenimą. Kas tavo gyvenimą padarė tokį, kai dabar esi? Nesvarbu, ar tu tau dabar blogai labai ir tenai, žinai, alkoholis, narkotikai ar dar kažkas tai panašiaus, arba tu savo verslą turi ir esi laimingiausias pasaulyje. Kas padarė tokį gyvenimą? Kas? Pasakyk, kas, Tai aišku tu. Ir iš to liūno, jeigu liūnė esi, žinai, iš to liūno, aš užaugau prie didelio durpyno ir tenai, žinai, mano tėvas durpynė dirbo ir ten tokių, žinai, liūnų daug yra, pelkių tokių, žinai, liūnų. Pavyzdžiui, gali eiti, gali linguotis tokia vėliena, liūna, žinai, gali neįkristi, o kartais gali įkristi ir labai sunku išlipti, žinai. Tai va, jeigu tu tokiam liūnė esi, žinai, pelkiai tokio, žinai, išreikšk savo valią. Tu esi tas taškas, kur pradinis taškas, kur viską pradeda kurti. Nes mes kuriam viską, mes kuriam ant šitos žemės viską, mes. Taip, žiaurios manipulacijos yra, taip, žiauriai manipuliuoja mumis. Aš nesakau, kad šitą televiziją, žinai, manipuliuoja mus, ar kažkokie politikai, ne. Tie irgi, biški, tie irgi. Bet eteriniam lygyje, kuriuo mes nematom su akimis plika, tie manipuliuoja suskiai. Bet jie yra dulkės. Jie yra dulkės, kai mes suvokiam, kad jie prikibę prie mūsų yra mūsų nežinomybei. Jie yra dulkės. Ir jie krenta kaip dulkės nuo mūsų. Tai va, išreišk savo valią, pasakyk, aš nebenoriu to. Jeigu reikia kumšti, trenki sieną. Tai ne į sieną, atsiprašau, sieną netrankyk.
kumštį trenk į stalą. Jeigu nori pašauk, jeigu nori paverk, jeigu nori pažliumk, jeigu nori pariek, žinai, biški. Išreikš savo valią, sakyk, aš nebenoriu taip, jokių narkotikų, jokių alkoholio, viskas. Aš noriu daryti taip, taip, taip. Ir pradės formuotis viskas. Viskas pradės formuotis, ką tu pasakei, ką tu užsakei. Ir kitaip būti negali. Taip, programos yra... Tai va, ir kitaip būti negali. Nes tu užsakei, dar kartą pasikartosiu, čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai va, čia yra pats svarbiausias dalykas. Taip, gali būti stiprios programos, gali būti ten programos vaikystėje labai stiprios ir skaudžios, gali būti taip, visokių tokių variantų gali būti taip, bet pas kiekvieną iš mūsų yra skirtingai, žinai. Ir kitaip negali būti, kai tu tik tais pasakai, aš noriu taip, viskas, formuotis prasideda. Supranti, tas yra pats svarbiausias dalykas, ką mes turim. Ir ta valia mūsų veda, ta valia mūsų veža mūsų pasaulis, neveža, skraidina mūsų pasaulį. Skraidina. Mes, kiekvienas žmogus, su tuo, nesvarbu, ką jis daro, ar jisai parduotuvėje dirba, kasininkė, žinai, ar tu kasininkė dirbi, ar tu lėktuvo pilotas, ar tu vairuotojas, ar tu plytas gamini, ar tu raketas gamini, kaip tenai, žinai, Amerikoje ar Rusijoje, tos raketų, ar lėktuvų skraidai, ar tu gatves kasi, nesvarbu, va tas visas procesas žmogaus, žinai, nuo atsikėlimo ryte iki vakaro. Ko jis nori, žinai. Ir tai formuojasi, taip yra. Nekalbam, kokias manipuliacijas yra, apie tai nekalbam, bet tas yra svarbiausiai. Tas yra svarbiausiai valia mūsų. Valia svarbiausiai ir kai tik mes pasakom, tai pradeda formuotis. Kitą dieną, žinai, kitą dieną. Tu kažką pamatai, tu kažką paskaitai, kažkas ateina internetu, žinai, kažkas pastebi. Tiesiog nepastebi, kad ateina, bet reikia kreipti dėmesį. Ir kai kitą dieną, ar kitą savaitę, žinai, ar kitą mėnesį kažkas tokio. Kai tu išreiškai valią, pavyzdžiui, ne, kai tu susakai, aš nebenoriu to ir to, ir aš noriu to ir to. Pradeda formuotis tavo gyvenimas, realybė, kasdienybė. Bet tu turi daryti žingsnius. Kažką pamatyti, su kažko pakalbėti, su kažko tai susitikti, kažko paklausti, kažką paskaityti, kažką išgirsti. Supranti? Kažką turi daryti žingsnius. Mes taip darom kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę. Bet nesąmoningai. Dauguma žmonių, žinai. Dauguma žmonių. Kaip ir sąmoningai, bet dažniausiai, žinai, visi nori, žinai, normalaus, gero gyvenimo, ne? Bet vis tiek yra tiek programų galvoj, kad tik tais, žinai, išgyventi, kad turėti namus, kad turėti stogą virš galvos, apsirengti, maisto, žinai, mašiną, judėti, bet visa kita yra užmiršta yra. Tai va, išreikš valią, pasakyk, to nenoriu, noriu šitaip ir pradės formuotis, nes kitaip ir būti negali. Ok, wow, 90 minučių beveik, wow. Malonu buvo pasimatyti su visais, pasimatysim labai greit, čiau.